Šiame kanale kalbėsime apie labai daug dalykų. Kanalas vadinasi Natur filosofija. Natur tai yra gamta norvegiškai, filosofija. Gamta tai yra viskas, kas įeina. Tai ir žmogus, ir augalija, ir gyvūnija, ir viskas, kas mums matoma ir nematoma akim. Kalbėsiu apie kvantinę fiziką, apie žmogaus proto ir netgi ne proto, apie žmogaus minties galią, apie tai, iš tikrųjų, kas mes esame, kokie mes esame. Jeigu žiūrint ne asmenybės aspektu, o žiūrint tiesiog galbūt kaip į, nepabijosiu pasakyti, kaip į dieviškąją būtybę. Dievą aš matau ne kaip senį sėdinti su lazda, iš kur ateis mūsų gyvųjų mirusių teisti, bet nenoriu nieko įžeisti, kas esate kažkokiose religijose ir taip toliau. Ne, tiesiog aš Dievą matau per savo matymo prizmę. Man tai yra didžiulis kvantinis laukas, absoliutas. Jis turi daugybę vardų. Mano sąmonėje aš labai daug su juo bendrauju, labai daug kalbuosi kiekvieną dieną. Ir apie tai taipogi kalbėsime daug. Ir mano profesija yra chemijos inžinierė, biochemikė ir studijavau nutriciologiją ir kalbėsimės ir apie mitybą, ir apie daug dalykų, kas yra žmogaus gyvenime. Jeigu šiek tiek apie save susipažinti. Nuėjau gana įdomų gyvenimo kelią ir pačiai jis labai įdomus. Anksčiau aš galvojau, kad jisai buvo sunkus, bet dabar aš labai laiminga, kad jis buvo būtent toks, koks buvo, ir aš atėjau iki to, kad suvokiu tai kaip pamokas, patirtį ir sutiktų žmonės kaip savo mokytojus ir tuos, kurie man suteikė tiek supratimo, suvokimo apie daugą, ir dėl to esu labai dėkinga visiems, kuriuos sutikau savo gyvenime. Ir tiesiog nieko nedalinu į blogą, gerą. Tiesiog priimu viską ir visus su džiaugsmu ir su supratimu, kodėl, kam tai buvo duota. Ir tiesiog noriu pasidalinti su jumis tuo, kad galbūt kažkas kažką tai teisėte, kažką tai norite kaip vertinti kaip blogį ar gėrį. Neskubėkite to daryti, nes iš tikrųjų laiko tėkmėje daug kas pasirodo, kad yra visai kitaip, negu mums atrodo būtent tą laiko momentą. Tai gana įdomu. Norėčiau dar pasakyti apie tai, kad gyvenime galbūt reiktų būti stebėtojų daugiau. Stebėtojų. Ne vertintojų.
o stebėtoju, tiesiog stebėti. Ir jeigu kažkas tai įvyksta, kažkas tai atsitinka, ar tiesiog paprasta diena, įprasta, stebėti ir jeigu kažkas atsitiko tokio, kas galbūt nelabai šiuo momentu priimtina ar patiko, tiesiog pasakyti, na, būna, ir eiti toliau. Ir tikrai ateis atsakymas, dėl ko tai atsitiko. Tai gana įdomu būti stebėtoju. Ir ypatingai šiame pasaulyje, kai jis yra toks turbulentinis, neramus ir gana įdomus, labai įdomus. Tiesiog nepaprasta yra gyventi šiuo metu, aš sakyčiau netgi stebuklinga. Labai labai daug dalykų vyksta tokių, kurie džiugina, kurie mus tiesiog papurto ir priverčia susimąstyti, galbūt dažnai įjungti kritinį mąstymą. Jis reikalingas. Būti stebėtoju ir nevertinti, bet mąstyti. Kodėl man tai buvo duota, ką aš, ne už ką, kai mes dažnai mėgstam sau užduoti tokį klausimą, už ką man, ar ką aš padariau, kad man tai reikia išgyventi. Ne, tiesiog klausti, kodėl man tai duota, ką aš turiu iš to išmokti, ką aš turiu iš to išsinešti ir suprasti. Tai va, toks požiūris iš tikrųjų labai palengvina gyvenimą ir pasidaro daug lengviau priimti bent kokius gyvenimo sprendimus, praeiti bent kokias gyvenime kliūtis, neemocionuojant labai stipriai, nes emocija bent kokiu atveju, taip, gerai, emocijos reikalingos. Negali žmogus kaip robotas gyventi visą laiką, bet neemocionuoti taip, kad tai veiktų kaip mūsų organizmo griovėjas tos emocijos.